Lietuvoje yra ganėtinai daug motokroso trasų. Viena iš jų šiandien yra atnaujinta ir pakeista važiavimo kryptis. Tik gaila, kad krosinio moco neturiu kurį laiką, todėl ką aš ten veiksiu? Bandysiu pagauti FPV dronų gerus kadrus ir kad būtų įdomiau, reikės įvykdyti užduočių sąrašą. Tai yra susirasti gerą spotą, kur bus ryšys tinkamas tarp drono ir mano akinių, apskristi visą trasą, visą ratą, pafollowinti kokį greitą riderį ir padaryti slow motion kadrą. Ir tai nebus paprasta, nes mano sugebėjimai tikrai yra surūdyję. Bus ką veikti, bus greitų riderių, nežinau trasos, jo, tikrai bus ką veikti, bet įdomu. Į trasą, mes varom trasą. Kodėl aš taip darau, nežinau, sorry už šitą intro, bet varom į trasą. Trasos apžvalga. Tai važiuojant link parkingo, po kairę matom trasą ir čia galim pažiūrėti, ant kiek gerų raiderių šiandien yra ir ar spėsiu aš juos pavyti. O toliau privažiavus parkingą matome daugybę raiderių, kurie ruošiasi itin šiandien gerai pasmaugti savo mocus. Toliau trasa atrodo labai gražiai, viskas tvarkingai išlyginta, pavydėtina situacija tie, kurie turi motociklus, bet manau, man irgi nebus liūdna ir su dronu. Reikia susirasti gerą vietą, kad būtų geras ryšys su dronu. Reikia aukščiausios vietos, kad maždaug per vidurį trasos. Einam ieškoti spoto. Oi, ne čia. Ai. Reikia sulaukti kokio nors biškį greitesnio raideriuko ir pasekti. Ne? Nu, kur jūs? Raideriai. Greitieji. O? Oh shit. Prieš beveik. Opa, apšertas.
Trūksta smooth iš vis. Skrendu tai belė ką. Belė kaip, nu bet... Nice. Nice. Baterija baigęs. Ai. Gaila. Jėga. Nice. Kaip gazuoja. Wow. Pavyko apskristi visą trasą ir pavyko followinti, pasiekti vieną raiderį visą trasą. Smagu, belekai, tikrai smagu ir adrenalinas tai šauna baisiai. Daug kartų net vos neįskridau į raiderį, į medį, į šakas nugenėjau, taip skrisdelinę pasėdėjau. Reikia dar sulėtintą vieną padaryti kadrą. Buvau biškį nusivylęs, nes galvojau, kad neina. Ir nesigavo prieš tai kažkaip apskristi visą trasą, bet kažkaip įsidienojus pagerėjo. Nu kur tu penktas? Ok, nebuvo smooth labai. Ai, krešas. Gaila. Eik parvaryti chatą. Ai. Turim biškį brūžių. Turim biškį damage'o. Kiek žemių. Varvara penktas. Reikia varyti. Rošakas. Battery. O, ne tik ND filtras. Oi, GG. Sudaužytas. Eik tu savo. Nu kaip taip nepasisekė. Eik tu savo. Sudaužiau GoPro. Jaiks. Vėl su dronu sudaužiau GoPro. Tik tai šį kartą 12, prieš tai buvo 7. Oi, GoPro ekranas. Nu dar galima naudoti be ekrano, bet sad. Nu ką dabar padarys? Nu nesiseka, ką aš galiu pasakyti. Va, važiuoja. Tiks.
krešo vieta. Ejejejejej. Wow, close call. Gera treniruotė man. Baterija baigės. Laikas namo. Trasą išmokau štai. Trasą išmokau, bet GoPro nebėra. Kas liko iš GoPro? Bet nieko nepadarysi. Šiaip gal manoma pasikeisti. Gal kažkas žinot. Gal kažkas keičia, kad ir pradžia prasidėjo sunkiai, bet galų gale kažkas gavosi, gali vertinti ir pakomentuoti, kaip gavosi, kaip tau atrodo, ar tai kažkas gero ar nelabai. Šiandien tiek ir iki kito GoPro daužymo.